Juos atrasti labai sunku, bet tie, kas atranda, išeina su pilnais maišais prikrautais maisto. Dėka Graikijoje užmėgstų naujų pažinčių linksma kompanija tiesiai iš oro uosto pajudėjome į Koldūnų tašką. Darydami užsakymą leipome juokais, bet juokėmės ne iš kolektyvo ar iš aplinkos, o iš juokingais pavadinimais numarginto meniu. Pavalgyt pasirinkom Koldūnų taško terasą, nors laukai ir buvo vėsoka. Nors ir buvau perspėtas, kad čili sriuba bus karšta, ragaudamas ją sugebėjau nusideginti liežuvį. Bet už tai šaukštas skanių kaip pas mamą šaltybaršių liežuviui padėjo atsigauti. Grūzdinti koldūnai su kiauliena buvo aukštesnio levelio nei tais, kuriais prekiauja daugelis kebabinių. O dar tas miks padažiukas, prie šių koldūnų puikiai tiko vištienos sultinys. Mėgstantiems sūrį rekomenduoju pasiimti grūzdintus koldūnus gausiai aplietų sūrio padažu. O mano tos dienos atradimu tapo virti koldūnai su stirniena, gardinti baravykų padažu. Vaikams užsakytų varškėtukų paragavau ir aš. Prisipažinsiu, nesu didelis mėgėjas varškės patiekalų, bet šie minkštučiai varškėtukai man paliko gerą įspūdį. Atidarinėdamas šį patiekalą nesitikėjau, kad vištienos filė jie paniruoja vietoje, o ne grūzdintuvėje pašildo šaldytus pusfabrikačius. Tad jei kada su šeimyna nuspręsite užkasti Vilniuje, rekomenduoju jums Koldūnų tašką. Skanu ir sakyčiau nebrangu.